visi žuklės broliai. Ką visų pirma noriu pasveikinti su tarptautinė žvejų diena. Aišku, video bus visai kitą dieną, bet sveikinu dabar. Esu molėtuose ant baltųjų lakajų. Nusprendžiau pasibandyti. Šiemet dar neteko čia būti. Tai va, atsidarė ežerai nuo birželio 21, tai nusprendžiau pabandyti. Šiuo metu yra beveik 2 valandos, tai atlėkiau anksčiau, nors beprotiškai karšta diena, bet yra reikalų, biškį reikia apsikaustyti gumų, susitvarkyti, tai nenorėjau tiesiog leisti laiko kieme, geriau galvoju viską padarysiu ant vandens, čia smagiau. Žmonių pilna, pakrantėse pilna, visi deginasi, maudosi, o ką mes švenčiam ant vandens. Tai ką, pradedam tvarkytis po biškį, susitvarkom, tikriausiai reiks dar persirišti meškerės, pavadėlius naujus susidėti. Laiko turim, manau dieną dabar lydeko šiek tiek pasivesnės, kol karšta, saulė aukštai, tai lauksim vakaro, galbūt pažvejosim ir per naktį. Žiūrėsim kaip seksis, jeigu labai nenusvilsim, tai va, ką bandom tvarkytis, ruoštis. Tai paimam meškerės, tai iš kur matau, kad pavadėlis uždėtas per plonas, tai gaudžių starkius taip ir liko. Jeigu nepasikeisi, tai čia labai greit gali laimikį prarasti. Šiaip pats naudoju tai visą laiką vienetuką, praktiškai nei kad nėra pavedęs, labai ilgam užtenka. Taip, girdėjęs, kad vienetukus kažkam perkanda, bet man asmeniškai nei kart nėra dar šitą pavadėlę perkandę. Rišimą išmokau iš Evaldo Bubulio, video yra padaręs, tai dažniausiai pasileidžiu video ir rišu, šį kartą interneto nėra, tai neužkrovė, tai iš atminties, kaip gausis, taip gausis, bet manau, kad bus viskas tvarkoj. Tikrai nedažnai reikia keistos pavadėlius, aišku, jeigu žvejoju kiekvieną dieną, tai visai kitaip, bet jeigu išpuola žvejimo savaitgaliais tiesiog, tai tikrai labai ilgam užtenka. Nu va, kažkas pavyko surišti. Panašu, kad tvirtai. Gal ne visai taip, kaip reiktų, bet laikys. Taip atsimatuojam biškį atkarpėlę valo ir segtukus. Kas būna paveda, tai tikrai segtukai būna paveda. Tai reikia nepagailėt pasiimti tvirtesnius. 75 kg laiko, beveik mane. Naudojau prastos kokybės, tai tikrai yra pavedę, atsikabinę, nutrūkę, sulūžę. Mažiausiai norėtųsi, kad segtukas pavestų, bet todėl reikia pasiimti normalų ir nesukti savo galvos. Tuos galus uždeginam, bus gerai. Surišau pavadėlį, garantuotas, kad šiandien lydeka nepabėgs, bent jau nenukas man, kad tik meškeris nelūžtų. Čia jau irgi pagyvenęs pavadėlis, kada paskutinį kartą lyčiau jau nebeatsimenu, bet jau savo atgyvenęs. Jeigu matosi šiek tiek padraskytas, ne 1 metras ištrauktas, tai gal šiandien dar papuls, tai pasikeisim, kad netektų paskui gailėtis. Žvejų plaukė gal ir kimba, žvejosi nepagausi. Na ką, vieną surišom, bandom antrą. Va, paruošta, dabar bus galima dar pasiruošti gumas. Nu ką, dabar turim gumų. Paskutiniu metu mano favoritas, nuo iki ryškus jau lydekų daug matęs. Visas apdraskytas, jau šiemet ir keletą metrų padovanojęs. Tai įsigijau biškį daugiau spalvų pasibandyti. Kai reikia apsikaustyti, pasižiūrėsim, ką čia turim. Kažką padarysim su galvakabliu, kažką galbūt be. Taip. Kabliukų paėmiau pabandyti. Tokių BKK. Prieš tai vieną kartą esu bandęs kitos firmos, tai tiesą sakant nepatiko, nes prastai laikėsi. Žiūrėsim, ar šitie laikysis. Dar nesu bandęs. Stingeris visą laiką darausi pats. Dažniausiai tada galiu pasikoreguoti ilgą kokią nori, nes
Nusipirki kartais per didelis, kartais per mažas, kartais aišku geras. Nu ką, tiesos akimirka. Nu super. Nu va. Tokia guma gavosi. Spalvelė super. Keletą daugiau apsikaustam. Į vakarą reikės ryškesnių spalvų spėju. Bet reikia ir natūralesnių. Šitas tai ant šito tai garantuotas, kad šiandien pagausiu. Laiko klausimas. Taip. Opapa. Pagauta. Popieriukas bandė pabėgti. Pirmas laimikis. Taip. Kur baigiau? Su stingeriais irgi mėgstu paeksperimentuoti. Tai va. Sugalvojau šį kartą dar kitaip pasidaryti. Va toks variantas. Nežinau, kaip lauks, ar nesivartys man labai. Reikėtų išbandyti, aišku, iš karto gal. Ar guma neapvirs. Va. Puikiai. Guma tiesiai plaukia. Manau, taip ir paliksiu su vienu kabliuku. Toks trišakis. Taip, numeriukas 2-0. Išgaudysim visas lydekas. Taip pasiruošę. Ryškesnių reikia pasiruošti. Uždėsim gal 2 kabliukus. Čia vienetukas. Tai vieną dvejetuką ir kitą vienetuką. Pabandysim tokį variantą. Nu, va, dar tokį stingeriuką pasidariau. Pabandom. Ar bus geras? Ne, nu, kabliukai palyginus tos, kur turėjau, tai laiko super. Nes tais tai buvau nusivylęs. Nu, gal ir guma priklauso dar. Vienas geriau laiko, kitas prasčiau. Bet čia kol kas atrodo super. Va tai va, gavosi. Manau, kad bus gerai. Manau, kad bus gerai. 3 skirtingai apkaustytas. Šita spalva dar man patinka labai. Aišku, natūrali tai čia visur dirba. Bet kai kurius stingerius va galima persukti. Dar yra nuo kitų gumų, kur nenaudoju, tai būnu persidedu, nes čia iki begalybės nepridarysi kiekvienai gumai. Įmanoma, bet šitas tai labai smagiai atrodo. Trišakiai išlindė gerai. Gal dar vieną tokį susukam. Gal jau reiks plaukt, apsidairyti, pasiieškoti žuvyčių, o gal išsimaudyti. Aišku, tokiam atvejam, jeigu kabliukai nesilaiko, dar galima dėti papildomus smeigtukus stingeriuose. Turiu, bet kol kas atrodo, kad puikiai laikosi, kol kas nedėsiu. Paskui žiūrėsim, jeigu jau prireiks. Nes man bent jau patinka, kai kabliukai šiek tiek būna nepalaidi, tai netaip užvalo kabinas, jeigu kažkokį pravedimą biškį darai. Arba užmetimo metu, jeigu leidi, tai būna kartais užsikabina, bet šitaip praktiškai nebūna. Nu, gumas apkaustytas. Ką, darbus baigiau. Tuo pačiu baigiau ir įdegti. Baisiai viskas kaista. Nežinau, ar čia man pavyks kažką nufilmuoti. Kamera kaista, viskas kaista, telefonas kaista. Vaikščiot po valtį, koja kaista. Tikriausiai lėkt reikia išsimaudyt. Ką, nematomą žvejybos pusę parodžiau. Aišku, yra daug lengviau nusipirkti iškart paruoštus stingerius, bet man patinka, aš darausi
Nėra buvę, kad pavestų mano stingeriai, nors nėra jie čia patys gražiausi, galbūt nėra patys taisyklingiausi, bet dirba, savo darbą atlieka puikiai. Na ką, suradau vietą, kur daugiau negu 45 metrai gylio. Reikia pamėginti nusimaudyti. Dar neteko tokioje vietoj. Tiksliau taip giliai maudytis. Reikia atsivėsinti ir bus galima pradėti žvejybą. Pirmas maudynės bus iš valties. Tikėkimės, valtis nepabėgs. Dabar tikrai galim lėkti žvejoti. Vanduo puikus. Ką, biškį atsivėsinom. Galima dabar bus pradėti žvejybą. Smagumėlis. Lydeka. O, segė. Atsipurtė. Graži lydeka buvo. Nuo dugno net nemačiau, kaip pasiekė. Prie pat ant dugno buvo atsigulus. Na ką, pirmas kibimas. Gaila, nenorėjo nusifotografuoti. Kaip ir sakau, favoritinė guma kol kas šita. Plaukė lydeka, iš karto ir kibimas. Turim. Pavyko atsidaryti. Oi. Nedidukė, bet pikta. Gal ir tai paims. Gerai būtų, kad uodegos nesudraskytų. Kabliuką. Nurimk, nedidukė čia. 50 keli centimetrai. Taip, guminukas sveikas. Va, viskas atsikabino. Pirma lydekaitė. Iš karto nulėkė. Guminukas 7,5 colio.
Nu ką, gal po biškį suaktyvės. O, nenufilmavau. Nu, nieko, bus dar. Turim. Nedidelė lydeka. Tiek mažai simbolių. Visai mažai. Tikiuosi dar biškį daugiau sutems atsiras daugiau, nes kol kas tai baisu. Ir jie pilnai gumą. Tokia nedidelė lydeka. Viską. Toks guminukas. Tokia lydeka. Baisu. Nu, iš baltųjų lakajų tikiuosi daugiau. Bent jau dydžių. Antra lydeka. Nu, bet jau biškį atsiranda simboliukų, kad ir nedidelių. Bandom toliau. Dar vieną silkę. Ir visas, nėra didesnių. Nu, visiškai silkės. Apie ką mes kalbam? Vienas didesnių simbolių. Jau nežinau, kiek kilometrų prasukau. Viskas. Anoikės puikiai kimba. Bet tiesiog nėra dydžių vandenį. Yra žvejų, dar žvejoja. Žvejosim ir mes. Lauksim, nežinau. Kol pakils dydžias, pasisukinėsim. Manau, kad dar atsiras. Neprarandu vilties. Atsiranda mažų, atsiras ir didesnių. Turim. Nu va. Nors viena gražesnė. Sėdėjau biškį daugiau gramų. Lengviau pataikyti. Gal nepabėgs, nors nusifotografuosim. Pasifilmuosim. Nu va, čia jau virš 60. Praktiškai didžiausią simbolį, kurį radau. Ta ir ištraukiam. Tai pirmą gal apsirengsiu, kol manęs uodai nesuvalgė. Nu va, užkybo anoikės. Jeigu matosi ta mėlyna su žalia. Iš karto pirmų metimų pakeičiau šitą gumą. Nieko nelaukiam. Aš jau pradedu šokt valtį, uodai puola. Reikia pasipuršt. Nu va, tokia. Kol kas didžiausia, kokį radau. Nedidelė, bet lygiai 70 cm. Keliausi laisvę.
nuplaukė. Reikėjo pagalbų šiek tiek. Padėjom 70 cm. Didžiausias simboliukas, kurį pavyko rasti. Turim. Nedidelė. Na ką, dar viena į sąskaitą. Taip. Silkutė, nėra ką matuot. Leidžiam į laisvę. Opa. Ta pati noikė suveikia. Gal matosi, pačia ryški, viršus toks tamsus. Puikiai mato lydekos arba jaučia, nes kimba iš karto. Kabliukai puikiai aštrus ir tikrai gerai laikosi gumoj. Nei kart nebuvo iškrytę mėtant. Nu ką, tęsim šou. Lieka surasti tik didesnių simbolių. Taip, tai bus 12 valandų. Dar pažvėjosim. Man atrodo, dabar tik pasilinksmumas prasideda. Turim. Nedidelę, bet turim. Ant skaičių šiandien. Žvejoja dar kolega vienas. Sakė, metriuką buvo įkabinęs, bet atsikabino. 80 cm dar lydekai kirto. O man tenka žaisti su smulkme. Vis tiek smagu. Nesiskundžiu. O tokias mažytės kimba. Iš giliai ištraukiau, reiks biškį. Matau pagalbusiai. Šįkart kibimas ant tokios noikės. Jau praktiškai baigiu visas spalvas apžuvint. Natūralių tik nededu. Naktį dažniausiai neryškių žvejoju, kas puikiai pasiteisina. Oi, gera. Oi, gerą kliovą gavau. Nu, šiandienos didžiausia. Šiandienos didžiausia.
panašu. Oi, kokia graži. 90 cm bus, manau. Oi. Super. Oi. Pikčiurna. Rekordinė šiandien. Nu ką, žiūrim, ką turim. Oi, kokia gražuolė. Superinė lydeka. Netoli metro. Bet visą gumą prarijo. Net nesimato. Guminukas. Ir lydekiukas. Bičiuliai. Kaip jums lydekiukas. Gražuolis. Nu ką, ant metriuką pamatuojam. Metro nėra. 99 centimetrai. Pažiūrėkit, kokia gražuolė. O, hebrytė. Super mamulė. Vai paleisim. Nu. Plauk. Nu, beveik metriukas. Užskaitau. Taip, guma sudirbo ta pati. Iš karto kalė. Visą prarijo. Pavadėlis, viskas super. Nu, pasirodo yra ir didesnių. Reikėjo tik sulaukt. 1:30. O! Išprašym. Pataikyt reikia. Čia nedidukė. Ant skaičiaus. Ta pati guma. Standartinė. Kiek šitas standartas? Nu, visas čia taip apie 55-57 centimetrai. Super. Iš giliau ištraukiant. Prireikė biškį pagalbos joms. Nu, va. Puikiai. Puikiai. Ui, tiu. O, gerulė. Oi, gerulė. Oi, stipri. O. Štai ir bus gražuolė. O. Smagiai traukęs. O, tai. Antra pagal dydį šiandien. Tiksliau šią žvejybą. Kokie 75 centimetrai. Guma viską renka. Neprašoviau su pasirinkimu. Jau kovos randų turi. Super, super dirba. O, kokia gražuolė. Visai graži lydekaitė. Pamatuokim.
75 centimetrai. Nu va, kaip ir sakiau, antra pagal dydį puikiai priešininkė. Opa. Iškart nurūko, visai energingosios šiandien. Šilta vasaros diena, bet energija tikrai nesiskundžia. Puikias kovotojas. Diena labai nieko gero nežadėjo, bet naktis superinė. Nu ką, dar pabandom. Judu jau po biškį link kranto pusės. Randu vieną kitą simbolį, sustoju, prametu, ištraukiu, parodau ir plaukiam toliau. Svarbiausia stabdžius nepamiršt susireguliuoti po kibimo. Kaip staigiai kalė. Oi, kokia pikčiurna. Įsijung. Oi. Labai greitas kibimas. Stebėjo, galvoju, jau nebekibs. Kaip puolė. Ta pati guma. Ir va tokia lydekaitė. 71 centimetras. Dar viena į sąskaitą. Puikiai kimba. Standartinė. Va tokia. Be šansų jums pabėgti. Na ką, žvejybą baigiau. Spėjau ir prašlysti. Jau ir daugiau žmonių atsirado ant vandens. 1 valandą kažkur atvažiavo naujų žvejų. Ir aišku, naktis rezultatyvesnė negu diena. Kai tokios karštos dienos verta rinktis naktį. Žuvis aktyvesnės, galima pagauti, tiesiog reikia pasiruošti. Žvejybą baltuosiuose lakajose užskaitau. Manau, čia dar tikrai atlieksiu. Visai smagus ežeriukas, dideli plotai, yra ką paieškoti. Aišku, reikia skirti laiko, paieškom viskam, bet pasiteisina visai smagiai. Ką, iki pasimatymo, bičiuliai. I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.